Gavau variklį. Imkim ir pakeiskim. Va, tai tau ir variklis veima. Tiesą sakant, variklį gavau jau prieš kurį laiką ir galiu pasakyti, kad esu labai patenkintas. Vibruoja tikrai puikiai, o dabar apie variklio keitimo procesą. Tai pirmiausia, aišku, reikėjo nusiimti seną. Pradžią nusiėmiau varančiojo diržo dangtelį, tada reikėjo nusiimti patį variklį nuo plokštės. Ką iš pradžių nesupratau ir dariau visiškai atbulai. Kokią pusę valandos vargau, kol supratau, kad vis tik reikės nusimti nuo plokštės. Nusiėmus nuo plokštės, tik tada galima prieiti prie variklio varžtų. Jos atsukus, nuėmiau ir tiek žinių. Tada atsigėriau. Karšta, reikia likti hidratuotam. Biškelį nusivaliau, nusiimu pirštinės ir dedu naują variklį. Tai procesas tas pats, tik atvirkštinis. O šiaip tai pakomentuokit, ar patiktų pamatyti daugiau tokių epizodų, kaip pavyzdžiui tvarkau savo techniką žiemą ir darau jam servisą bei aptarnavimą. Turiu minti netgi šitą vėl išsardyti ir nusidažyti iš naujo. Tai pakomentuokit, ar norėtume tokių epizodų, o čia iš antro karto naujas variklis užsikūrė, dirba, esu akivaizdžiai labai patenkintas, kaipgi kitaip. Variklis naujas, o dar ir surinktas savo paties rankomis. Kadangi viskas veikia, tai surenku atgal ir tiek žinių šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like ir pasekit Kiemo Magas Instagramo paskyrą dėl daugiau panašių video.